pradėti. Tai dar kartą sveiki visi, mano vardas yra Rimantas, esu Hermitage Solutions komandos narys ir šiandien kartu su mumis mūsų partnerių Talentator kolega Darius ir mes šiandien pakalbėsime, tiksliau aš pakalbėsiu, o Darius labiau parodys, kibernetinio saugumo mokymų tema ir kaip aš minėjau, apie mūsų įmonės turimą ir su partneriais tiekiamą sprendimą Responsų platformą. Pradėsime turbūt nuo to, kodėlgi šita tema svarbi ir kodėlgi svarbu, kad kiekvienos organizacijos nariai, darbuotojai turėtų reikiamas žinias apie kibernetinį saugumą, rizikas ir išmanytų tą vadinamą kibernetinio saugumo higieną. Tai turbūt geriausiai tai atskleisiu per šią skaidrę ir nors ir šiuo metu kibernetinio saugumo temų ir sprendimų yra begalės ir įmonės turi žongliruoti tarp prioritetų, kuriuos kibernetinio saugumo sprendimus jiem reikėtų diegtis ar nuo kurių pradėti reikėtų pirmiausia, bet šita skaidrė turbūt labai gerai atskleidžia, kodėl kibernetinio saugumo tema mūsų manymu turėtų būti prioritetas kiekvienoje organizacijoje. Čia yra tiesiog trumpa paieška Google išmeta labai aiškią ir šiek tiek gąsdinančią statistiką, bet manau, kad jūs vienaip ar kitaip apie ją daugmaž suprantate ir žinote. Tai yra, kad net nuo 88 iki 96% visų kibernetinio saugumo incidentų, pažeidimų organizacijose yra dėl žmogiškojo faktoriaus. Kaip matote, net taip garsiai angliškai pavadinta žmogiška klaida. Tai kalbame ne tik apie tyčia padarytas klaidas, bet tiesiog neapdairumą, žinių trūkumą, kažkokias klaidas, kurias jie padaro, dirbdami su slaptažodžiais arba atidarinėdami kažkokius linkus gautus, phishingo laiškus ir panašiai. Kitaip sakant, žmogus yra silpniausia grandis. Ir dar įdomesnė statistika, kurią aš radau 23-24 metų iš Gartner ataskaitos apie kibernetinio saugumo incidentus. Įdomu yra tai, kad net 90% darbuotojų, organizacijų, kurios buvo patyrę kažkokius kibernetinius incidentus pasaraisiais metais, apklaustų organizacijų, jie patvirtino, kad 90% jų darbuotojų buvo vienaip ar kitaip apmokyti, reiškia, jiems buvo suteiktos kibernetinio saugumo kažkokios higienos žinios, bet jų nepakako. Tai vėlgi tai dar kartą rodo ne tik tai pačią problematiką žmonių ugdymo šią temą, bet ir tai, kad tai turi būti daroma nuolat, periodiškai ir nuolat atnaujinant tas žinias, suteikiant kažko vis naujo apie naujausias tendencijas. Tai, kaip ir minėjau, ta problematikos pagrindinė dalis ir yra tai, kad žmogus yra pagrindinis atakos vektorius, atakos taikinys kibernetinių nusikaltėlių ir silpnoji grandis tam tikrą prasme. Ir būtent tą dėmesį reikėtų labai stipriai skirti jau žiniom padidinti. Antra, tos iš organizacijos pusės problematikos dalis, kodėl kibernetinio saugumo mokymai yra svarbus ir reikalingi. Tai yra atitikties klausimai. Šiuo metu organizacijos įvairaus dydžio, įvairaus profilio susiduria su daugelio visokių reglamentų, direktyvų reikalavimais, kurias turi išpildyti. Tai pavyzdžiui, BDARO 47 straipsnis numato, kad asmenys, darbuotojai dirbantis su asmens duomenimis turi būti periodiškai apmokomi ir suteikiamos vis atnaujintos žinios jiem apie asmens duomenų saugumą ir kibernetinio saugumo dalykus. Taip pat siekiant ISO sertifikavimo mokymai taip pat yra viena iš svarbiausių dalių. O vienas iš svarbiausių dabar dominuojančių terminų mūsų turbūt kiekvienos organizacijos gyvenime yra NIS2 reikalavimai, NIS2 direktyvos reikalavimai, kur irgi kibernetinio saugumo mokymai yra vienas iš privalomų reikalavimų. Ir apie NIS2 dar turėsiu vieną trumpą skaidrę. Tai atitikties reikalai irgi sukelia tą problematiką, dėl ko organizacijos vis dažniau atsigręžia ieškodami sprendimų kibernetinio saugumo mokymų. Ir aišku, trečioji dalis, bet irgi nemažiau svarbi, tai yra hibridinio darbo paplitimas mūsų organizacijų visame pasaulyje veikloje. Ir trumpai tariant, žmonės dirbdami nuotoliu, dažnai net visą darbo laiką dirbdami nuotoliu,
yra iš vienos pusės yra linkę šiek tiek pro pirštus arba laisviau žiūrėti į kibernetinio saugumo tam tikras rizikas ir mažiau laikytis kažkokių griežtesnių taisyklių, dirbdami nuotoliu iš namų, bet tuo pačiu jie ir šalia dirbdami vieni, neturi šalia kažkokių kolegų, specialistų, tiesiog žmonių šalia, su kuriais galėtų pasitarti, jeigu kažkas įvyksta įtartino jų darbę su kompiuteriu, jungiantis prie tinklų panašių ir panašiai. Ir linkę tą turbūt labiau rizikuoti. Tai vėlgi šitas klausimas irgi įtakoja tai, kad žinių kibernetinio saugumo reikia vis daugiau. Ir kaip aš minėjau, NIS2 reikalavimai, čia tiesiai iš NIS2 direktyvos oficialaus puslapio, labai ten daug teksto, labai daug informacijos, bet kas yra labai svarbu, nors dauguma tų NIS2 reikalavimų yra tokie truputėlį bendro pobūdžio, kurios po to lokaliai valstybė pritaiko, aprašo detaliau, bet vienas iš reikalavimų yra labai aiškus, kurį matote apibraukta, tai yra kibernetinio saugumo mokymai ir praktika ir tos higieninės žinios yra būtinas dalykas, kurį organizacijos patenkančios po šitą direktyvą privalo įsidiegti savo organizacijos veikloje. Taigi problematiką aptarėme, ir mes tuo pačiu iš karto pakalbėsime apie sprendimą, kurį mes galim pasiūlyti. Tai yra Responsu kibernetinio saugumo mokymo platforma. Ir jos tikslas iš esmės yra labai paprastas, tai yra būtent sumažinti žmogaus faktoriaus įtaką, suteikti darbuotojams bazinę informaciją apie kibernetinį saugumą, rizikas ir praktikas. Kodėl mes apie tai kalbame ir kodėl mūsų, sakykime, mes turime pagrindo kalbėti apie savo produktą kaip apie gerą ir tinkamą. Mes esame daugiau negu 20 metų dirbantis Baltijos šalyse kibernetinio saugumo sprendimų distributorius ir jau net nuo 2008 metų mes pradėjome teikti mokymus klientams ir partneriams. Pradžioje ilgus metus poreikis buvo būtent mokymų IT specialistam, tai yra žmonėm turintiem didelę patirtį IT srityje ir norintiem tiesiog pasitobulinti, išgysti naujasias tendencijas kibernetinio saugumo, tokie, sakykime, nišiniai mokymai. Bet po truputėlį poreikis rinkoje didėjo ir nuo 2018 metų mes įsteigėme tokį produktą vadinamą Responsu mokymais. Pradžioje jie buvo tik tai gyvi, toks buvo poreikis iš organizacijų, mes teikdavom gyvus mokymus ir būtent jie jau buvo plataus pobūdžio, tai yra skirti visiems darbuotojams, o ne tik IT specialistam. Ir kaip ir sakiau, pradžioje mes teikėme juos gyvai, o nuo keičiantis poreikiui organizacijų, bet tuo pačiu be abejo labai stipriai įtaką padarė ir COVID laikai. Organizacijos pradėjo ieškoti sprendimų skaitmenizuoti ir padaryti prieinamą visą parą iš bet kur to mokymų turinio. Tai todėl mes 20 metais sukūrėme produktą skaitmenizuotus mokymus, tai yra būtent Responsu platforma, kurią ilgus metus jau teikiame. O nuo 23 metų pabaigos, nuo praėjusių metų pabaigos mes sudarėme sutartį ir pradėjome dirbti su mūsų partneriais Talentator, kurie yra profesionalai mokymų ir skaitmenizuotų mokymų srityje ir be abejonės jie pakėlė mūsų patirtį naudojantis mūsų produktu iš klientų pusės į naują visiškai kokybinį lygį, padarė daug lankstesnį ir panašiai. Bet apie tai toliau truputėlį. Tai kodėlgi mūsų, kokius, sakykime, turi požymius, geruosius požymius, kurie jums turėtų, organizacijom besidomintiem turėtų patikti mūsų būtent kibernetinio saugumo mokymo platforma. Pirmiausia, kaip ir sakiau, mokymai pateikti modernioje ugdymo valdymo sistemoje, angliškai vadinami LMS-ai, kas leidžia iš esmės labai pateikti patogiai, centralizuotai tos mokymus ir lankščiai taip pat valdyti visą mokymų procesą, atskaitingumą turėti centralizuotą, kas organizacijom labai svarbu. Ir, kitaip sakant, labai lankščiai pritaikyti kiekvienos organizacijos poreikiam. Mokymų turinys ir pats valdymas mokymų platformos yra lietuvių kalba. tą jūs pamatysite ir kolegos Dariaus daromam demo,
bet tuo pačiu mes paruošėme, kadangi esame per Baltijos šalis veikianti bendrovė ir dauguma mūsų klientų dažnai turi poreikius kitose šalise dirbantiem kolegom tą patį mokymų procesą organizuoti, tai mes paruošėme ir tiek platformą, tiek turinį latvių, estų ir anglų kalbomis. Kitaip sakant, čia jau visi kalbų poreikiai mūsų regione yra išpildyti. Na, be abejonės mums labai svarbu, kad ir mūsų klientam labai svarbu, kad turinys būtų nuolat atnaujinamas. Mes reguliariai jį atnaujiname, kad temos ir informacija, ir būtent labai svarbu pavyzdžiai, atitiktų mūsų regiono ir šių dienų aktualijas. Pavyzdžiui, svarbiausias temos yra phishingas, saugus darbas iš namų, slaptažodžių politika, BDR apžvalga tiek, kiek reikia pagrindų suteikti ir panašiai. Tai jos tiesiog padeda pagrindus kibernetinio saugumo rizikų ir veiksmų suvokimui. Ir be abejonės po kiekvieno tos temos, po kiekvieno modulio yra žinių patikrinimo testai, kad būtų galima iš esmės pasitikrinti, ar gerai buvo tema įsisavinta. Ir be abejonės po testo gaunamas toks elektroninis skaitmenizuotas sertifikatas apie praeitus mokymus. Na, tai einant į truputėlį į pabaigą, į apžvalgą, dar kartą užtikrinsiu tos pagrindinius dalykus, kurie turėtų būti iš organizacijos pusės, iš besimokančio, iš mokymus administruojančio žmogaus pusės labai patogus. Tai pirmiausia, ką aš ir minėjau, tai yra sprendimas pateiktas LMS, yra centralizuotas, mokymai skirti yra visiems organizacijos nariam besinaudojančiam, esmės, kompiuteriu, internetu ir panašiai. Jie padeda užtikrinti atitikties reikalavimus, BDR, ISO, NIS2. O kas dar labai svarbu organizacijoje, jos padeda sumažinti ir išlaidas, kadangi turinys ir valdymas yra skaitmenizuotas, pateikimas būtent šitų mokymų yra prenumeratos principų ir tai leidžia iš esmės valdyti mokymų patogiai procesą, prognozuoti ir kiekvieną kartą, kiekvienais metais neieškoti vis naujo kažkokio sprendimo, kviesti gyvus mokytojus ir padengti šitą poreikį mokymų. Iš mokinio, besimokinčiojo pusės, darbuotojo pusės, kurie naudosis responsu, tai labai svarbu, kad yra realūs mūsų regionui įprasti pavyzdžiai, pavyzdžiui, to paties phishingo, naudojimų slaptažodžių ir to pačių klaidų, kurias mūsų regiono klientai daro. Tai temos visos suskirstytos į mikromodulius, kas reiškia, kad nėra būtinybės ir poreikio jokio atlikti visus mokymus praeiti vienu ypu. Gali darbuotojas valdyti savo laiką ir galimybės mokytis pagal jo galimybės ir net vietą. Mokymai prieinami be abejo 24/7 ir iš bet kokio įrenginio keliaujant, nežinau, autobusu važiuojant arba laukiant kažkokio susitikimo, turi laiko, gali pasijungti ir kažkokią temą praeiti. Kad va, taip bendram supratimui vienos temos praėjimas su testais užima apie vidutiniškai 15 minučių, kas yra pakankamai patogus laikas valdyti. Na ir aš iš administratoriaus ir to pačiu atsakingo galbūt už mokymų procesą organizacijoje pusės labai patogi šita platforma, kadangi vėlgi jie matys visą centralizuotą informaciją apie visus besimokančius, apie jų eigą, ataskaitas, galės sugeneruoti automatinius pranešimus, priminimus, kad yra kažkokie mokymai nepraeiti, kažko trūksta ir panašiai. Ir visą tai galima padaryti kelių mygtukų pagalba, vėlgi, ką kolega Darius parodys. Labai svarbu turbūt atsakingam žmogui organizacijoje už mokymų procesą tai, kad galima labai lengvai sugeneruoti ataskaitas apie tą visą mokymą, apie koks yra progresas, pavyzdžiui, jeigu reikia auditui pateikti kažkokias išvadas apie kaip organizacijos nariai praėjo mokymus, tai viskas irgi labai patogiai padaryta šitos platformos ir vieno mygtuko paspaudimu. Na ir kaip aš minėjau pačioj pradžioje, kai per partnerystę pasirašėm su mūsų kolegomis, tai ir padidėjo tas lankstumas ir papildomų dalykų
galimybę pasiūlyti papildomus dalykus su mūsų mokymų platforma, tai yra suteikti kažkokias papildomas paslaugas, jeigu, pavyzdžiui, organizacija nori pakeisti, kaip atrodo ta mokymų platforma, labiau prie organizacijos vidinės kažkokios net spalvų ir poreikių, kad atitiktų, visą tai galima labai unifikuoti pagal jų poreikius. Taip pat, kas yra labai svarbu, aš minėjau apie LMS-us. Dauguma organizacijų didesnių ypač jau turi savo LMS-us, savo tas mokymo valdymo sistemas. Ir jeigu jie domisi tik tai, jie nenori turėti antro LMS-o, būtent šitais mokymais, o nori tik tai turėti turinį, kurį galėtų įsidėti į savo LMS-ą, tai vėlgi ta pilna galimybė yra. Ir gali patys įsidėti tą turinį, gali išpirkti iš mūsų turinį ir po to įsidėti į patys, arba gali mūsų partneriai suteikti tą paslaugą ir įdėti tą turinį į jūsų reikalingą LMS-ą, ištestuoti, pasižiūrėti, ar puikiai veikia ir panašiai. Toliau vėlgi mes iki šiol turime galimybę ir vis dar yra organizacijų, kurios iki šiol turi praktiką pagal kažkokią savo specifiką vidinę atlikinėti mokymus gyvai. Tai jeigu toks poreikis yra, tą patį turinį, kurį mes pateikėme mokymosi platformoje, mes perteikėme ir mūsų lektorius gali perteikti ir gyvai, su galimybė po to tiem nariam, mokiniam, kurie praėjo mokymus gyvai, jie galės pasijungti į platformą tam, kad atlikti testus ir gauti sertifikatus. Ne? Be abejonės, vienas iš kibernetinio saugumo mokymų tokių rekomenduojamų dalių, tai yra ir phishingo arba vadinamos atakų simulacijos. Ne? Mes patys tokio dalyko nedarome, tačiau turime eilę partnerių, kurie tokią paslaugą gali suteikti ir pridėti prie pilnaverčio to mokymo kažkokios praktikos ir politikos, kurias jūs turite savo organizacijoje. Ir, kaip ir minėjau, talentatoriai yra profesionalai mokymų srityje ir be abejonės jie turi eilę labai didžiulę biblioteką įvairių nesecurity tema mokymų, kurios dažna organizacija nori arba turi prievolę atlikti savo darbuotojams, tai į tą patį LMS-ą, kurį įsigytumėt kartu su Responsu mokymais, jūs galėtumėt ir įdėti už papildomą be abejonės kainą sutartą ir kito turinio nesusijusiu tuo. Vėlgi, kad viską turėti vienoje vietoje. Tai apie kainą, jeigu kas susidomėsite, be abejonės lauksime jūsų informacijos, duosime išsibandyti, suteiksime trial licenzijas visiems norintiem, kad galėtų pamatyti, kaip jiem patiem atrodo šitas turinys ir mokymosi patirtis. Bet dar kartą pakartosiu, kad lankščiai žiūrime ir į kiekvieno kliento poreikius, tai nors ir standartiškai mes parduodame prenumeratas ir skaičiuojame jos pagal vartotojų skaičių, besimokančiųjų skaičių, tačiau jeigu yra individualūs poreikiai padaryti, pavyzdžiui, trumpesnį mokymą, ten kelių mėnesių, tai irgi prie tokio poreikio mes galime prisitaikyti. Tai iš mano tos teorinės dalies yra tiek. Ačiū labai, kad išklausėte. Ir dabar aš paprašysiu kolegos Dariaus, kad pratęstų toliau parodydamas, kaip ta mūsų mokymosi platforma atrodo. Sveiki visi. Tai kol aš susiruošiu, matau, yra klausimas iš auditorijos. Klausia, ar klientų duomenys atskirti vienas nuo kito, tai be jokios abejonės taip. Ir dėl duomenų saugojimo, tai įprastai mes nesaugom duomenų, nes yra pasirašoma sutartis su kiekvienu klientu, kurie apima ir šitos duomenų saugojimo sutarimus, tai įprastai mes nesaugom po sutarties pasibaigimo. Taip, matot mano ekraną? Taip, matom. Gerai, tai aš tada pradėsiu nuo mokinio patirties. Aš čia jau esu prisijungęs kaip mokinys ir aišku, man čia nemažai visko priskirta. Tai tas pats scenarijus, kiek čia ko ir kokiu intensyvumu priskirinėjom, priklauso nuo jūsų pasirinkimo. O pats prisijungimas tai standartinis toksai paprasčiausias variantas su elektroniniu paštu ir slaptažodžiu, bet jeigu tai yra ilgalaikiai kažkokie susitarimai, tai galim padaryti ir integracijos su jūsų Microsoft'o Active Directory paskyrą, kad tie darbuotojai būtų automatiškai ir sukūriami šitoj platformai ir galėtų prisijungti prie šito LMS-o be papildomų duomenų įvedimo, slaptažodžių ir panašiai.
Tai prisijungus pasitinka iš karto mus ir mokymai. Čia aišku galima kažkiek pasikeisti vaizdą individualiai, kaip nori vartotojas pasirikiuoti, pasirūšiuoti, jeigu tų kursų būtų daug. Man labiausiai patinka šitas kortelių vaizdas ir tada pradėkim apžvalgą nuo e-mokymų vadovo. Nors šiaip, nežinau, čia aišku gal mano požiūris, bet iš esmės sistema labai paprasta ir viskas gan intuityvu ir paprasta, bet vis tiek visą laiką rūpinamės silpniausia grandimi. Tai yra paruoštas ir e-mokymų vadovas, kuris papasako, kaip būtent šitoj platformoje mokytis eiti per tos mokymus. Tai tokia pradžia, nuo ko gali pradėti mokinys, o kiekvienas tas mokymas, mikromodulis, kaip pasakojo Rimantas, tai jie nėra dideli. Mes galim matyti statusą, ar aš esu kažką pasibaigęs, ko nesu pradėjęs. Čia tokia kaip sistemos funkcionalumo demonstracija įdėjau, kad galim nustatyti kažkokį galiojimą, kad mokinys turi pasibaigti šitą dalį iki tam tikro termino. Tai aš ir pabandysiu pasibaigti šiandien šitą dalį, nes laikas senka. Apie slaptažodžius pasižiūrėsim, koks yra turinys, vieno to mikromodulio pristatymas jums išsamiau. Tai yra aprašymas, kad galėtų įsivaizduoti mokinys apie ką tai, kiek tai trunka, pasiplanuoti laiką, turiu 15 minučių, galim keliauti. Pradedu kursą, tada aš taupydamas laiką tikrai nieko neskaitysiu, o judėsiu labai sparčiai. Šiaip prabėgti kursą neišeis taip tiesiog, kad iš karto einu į testą, nes reikia atlikti tam tikras užduotis pakeliui. Kaip pavyzdys, čia neleidžia manęs jau keliauti toliau, nes aš nepasižiūrėjau kažko. Tai tą dėmesį, neišeis mokiniui tiesiog praskrolinti ir eiti prie testo, išlaikiau ir tai jis kažką net ir nelabai norėdamas vis tiek sužinos. Bet aišku, rekomendacija yra visada pasigilinti ir tą medžiagą išklausyti. Taip, aš labai esu įgudęs greitai prabėgtos mokymus, jums taip nepavyktų. Ir atkeliaujam prie testo. Trumpa informacija apie testą ir galim eiti į testą. Tuo pačiu ir bus trumpa jums pamokėlė apie slaptažodžius. Tai aš greitai pabandysiu atsakyti, kad išlaikyčiau testą. Ir aišku, man nebesiseka, kai skubi. Frazė. Taip, naudokim frazę. Sunkiau atspėjamas, taip. Su niekuo niekada nesidalinu slaptažodžiais. Pasimoviau. Čia turbūt klaidinga, nes kiekvienai svetainei turim turėti unikalius slaptažodžius. Bandom šitą variantą. Bandom sezoninį variantą. Ir jaučiu, kad jau man pavyks greitai išlaikyti. Tai išlaikiau. Tai kaip ir minėta, sistema gali duoti sertifikatą ar už atskirą moduliuką, ar už visą programą kibernetinio saugumo. Tas sertifikatas atrodo taip. Tai kas, ką, kokiu balu, kada išlaikė ir iki kada galioja. Ir tada galiu grįžti į kursų sąrašą. Mano kursas pažymėtas kaip baigtas, aš galiu mokytis kitą arba sugrįžti prie mokslų vėliau, kai turėsiu vėl 15 minučių laiko. Patogu mokiniui yra meniukas, kai jisai gali matyti savo rezultatus, tai kaip pavyzdys sertifikatai.
Čia nemažai šitas mokinys jau pasimokęs, bet nebegaliojančius mato sertifikatus irgi su įgyjimo data, su pabaigos data, kada buvo panaikintas sertifikatas. Ir aišku, dabar galiojantį sertifikatą, kurį neseniai gavo, ir čia gali jį irgi pasižiūrėti. Labai geras dalykas šitoj platformai, kad yra mokymosi istorija, tai detali mokymosi istorija, nesvarbu, tu nepradėjai kurso, tau vis tiek yra įrašas, kad jis buvo priskirtas. Ir kažką iš anksčiau netgi jau yra panaikintas šitas kursas, jums jis kaip ir nebereikalingas, dabar kitokius mokotės dalykus, bet mes vis tiek galim rasti duomenys, kada buvo kada priskirtas, kada suarchyvuotas į tą mokymo istoriją atėjo ir kokiu balu jisai buvo išlaikytas. Apie mokinio aplinką turbūt tada būtų tiek. Jeigu kažkokiu yra klausimų, klauskit, rašykit, o aš tada persijungiu į administratoriaus aplinką. Tai noriu tik šitoje vietoje pasakyti, kad tikrai nebūtina jums būti administratoriais. Tai gali mokytis tikrai ir vien mokiniai. Mes pateikiam ataskaitas reikalingas, kas kiek ko pasibaigia, tai paprasčiausių variantų net nėra būtinas tas administravimo, turėti tą paskyrą administruoti. Bet jeigu jūs norit kažko daugiau, jeigu jūsų darbuotojai nėra prijungiami vieną kartą, o kaita yra ir norit prijungti kitus darbuotojus, kažkokiu gal pildomų kursų, tai tada atsiranda poreikis turėti administratoriaus paskyrą. Tai čia yra bendras toksai meniukas. Tas meniukas irgi gali priklausyti nuo mūsų susitarimo, kiek ko jums čia reikia matyti. Dabar atidaryta yra tikrai nemažai, mato kursus, programas ir daug visokių dalykų. Tai pagrindiniai dalykai, su kuo dirba administratorius, tai būtų, aišku, kursai. Turi tuos kursus, kurie yra jūsų, jūs galite juos redaguotis, kurie yra priskirti, jūs galite tik tai truputėlį pasižiūrėti ataskaitas, pasikeisti ten kokį vieną kitą duomenį. Tada, aišku, yra jūsų naudotojai. Labai patinka man šito lameso, kad aš galiu prisijungti prie naudotojo paskyros kaip administratorius ir pamatyti, kuris turi problemą, nes tikrai daugybę atvejų tai labai palengvina sprendimą, kai mokinys sako, kažką bando apibūdinti, aš nematau, ekrano irgi jis negali nufotografuoti dėl kažkokių priežasčių. Tai aš atėjęs, prisijungęs prie tos paskyros, galiu iš karto matyti, kokia patirtis, kokia situacija yra pas mokinį. Ir aišku, visas mokinio valdymas, čia greita statistika, profiliukas, jeigu nori jam pakeisti kažkas, pasikeitė L-paštas ar kažkokie kiti duomenys, tada galiu matyti, kokie kursai jam priskirti ir šitoj vietoje ir valdyti. Ataskaito yra kitas funkcionalumas, čia labiau skirta valdymui, bet iš karto irgi galiu matyti, kas yra priskirta. Sertifikatai lygiai taip pat, kaip matė mokinys, tik tai aš kaip administratorius galiu sulaužyti tą sertifikatą, kaip pavyzdys, kad jis nebegaliotų, atšaukti jo galiojimą. Ir ta pati mokymosi istorija, irgi administratorius mato viską, ką jis buvo priskyręs tą mokinį, ką mokinys mokėsi, kiek surinko, koks statusas. O kitas svarbus dalykas, administruojant sistemą, tai pranešimai, kad gali įvairiais atvejais, kai atsitinka kažkoks įvykis, iškeliauti vartotojų pranešimas. Kaip pavyzdys yra neužbaigtų modulių. Tai čia toks standartinis pranešimas, kartais savaitę siunčiamas, jeigu mokinys turi nepabaigtų kursų, jam sistema surikiuoja juos į sąrašą ir išsiunčia. Sveiki, jūs ten turit nebaigtų kursų. Priskirtas kursas galim įjungti pranešimus, tai irgi tą tokį priminimą vartotojui galim tikrai padaryti gan aktyvų. Ir turbūt ką dar dažniausiai naudoja, tai yra ataskaitos. Tai atėjusi ataskaitas yra bendra apžvalga, kiek turim naudotojų, kiek kursų, prisijungimai, baigimai grafikas. Dažniausiai turbūt naudojamas naudotojų ataskaitos vaizdas, kai nori matyti visus mokinius ir kiek jie yra pažengę progresas. Šitas mūsų demo mokinys 3 yra pabaigęs mokymus iš 10 priskirtų. Patogus yra filtrai, iš tikrųjų galim daug čia parinkti, kokius vartotojus mes norim matyti,
dažniausiai turbūt naudojamas filtras pagal skyrius, tai jeigu didesnė organizacija, suskirstom darbuotojus pagal skyrius, departamentus ir jūs galite matyti atskirų skyrių departamentų rezultatus išsifiltravę. Tai tokios bendros apžvalgos turbūt būtų tiek ir tada galbūt klausimai. Ačiū labai, Dariau. Tai šiai sekundžiai aš nematau naujų klausimų. Vienas mūsų dalyvis šiek tiek parašė, kad buvo trukinėjimai su garsu. Tai atleiskite, jeigu tai buvo, mes kažkaip nepastebėjom, likti daugiau nebuvo tų skundų, bet mokymų įrašas yra padarytas, visiems bus, kurie užsiregistravę, išplatintas, tai tikiuosi, kad jeigu kažko neišgirdote, tai galėsite ten pamatyti, o betonų iš esmės lauksime, jeigu norėsite giliau pasidomėti, kaip šitie mokymai jūsų organizacijai tiktų, jeigu turėsite klausimų. Va, vieną klausimą tik ką atrodo gavome, ne? Ar ne? Ne, čia berods administracija. Ai, va, kiek užtrunka dalyviui pereiti visus modulius? Na, be abejonės čia priklauso nuo dalyvio greičio, bet mes esame paskaičiavę ir darę savo vidinius tokius tyrimus, ne, kad vidutiniškai vienas modulis yra apie 15 minučių kartu su testu. Čia tokiu vidutiniu greičiu einant, įsiskaitant, neskubant ir panašiai. Tai jeigu mes turime 9 temas, tai vat, galite ir paskaičiuoti, grubiai 1,5 iki 2 valandų, jeigu taip nuo pradžios iki galo tiesiog eiti mokymus vienu ypu. Kaina be abejonės priklauso nuo organizacijos perkamų licenzijų, kitaip sakant, dalyvių skaičiaus, skaičiuojama prenumeratos principų, bet tikrai galiu įvardinti, kad labai preliminariai, sakykime, vidutiniai organizacijai, 50 žmonių plus minus, ne, tai būtų metinė prenumerata apie 30 eurų už vartotoją. Tokia yra vidutinė kaina, bet be abejonės priklauso dar nuo to, ar papildomų paslaugų reikėtų, ar kažkaip unifikuoti jūsų mokymų patirtį reikėtų, padaryti pagal kažkokius šablonus jūsų įmonėje naudojamus ir panašiai, ar reikėtų tiesiog papildomų paslaugų. Bet tokia vidutinė yra kaina. Jo, kaip aš ir minėjau, yra iš viso 9 moduliai. Jeigu aš neklystu, yra 8 temos ir vienas modulis, tą, ką Darius parodė, tai yra būtent mokymosi, kaip čia, naudojimosi platforma modulis. Ne? Teisingai, Dariau? 10 iš viso moduliukų, 1 mokymų vadovas, 9 ir plus 1, teisingai. Taip. Ne, tikrai nuosekliai pereiti modulių nebūtina. Kai kurios organizacijos net prašo kartu savo talentatoriaus pagalba, kad pradėti nuo tam tikrų temų, kurios šiuo metu aktualios. Pavyzdžiui, jeigu buvo incidentai su slaptažodžiais ar su phishingo laiškais, tai labai akcentuoti tą temą ir, kitaip sakant, kitus laikinai uždaryti ir pirmą akcentą, kad būtent visi mokiniai mokytųsi tik tai tą temą, po to atidaryti kitas temas, kad vėliau eitų ir panašiai. Tai yra kiekvienas arba organizacijos pagal politiką renkasi, kaip tas temas išdėstyti ir praeiti jas, arba jeigu duodama pačiam dalyviui pasinaudoti, tai jis, reiškia, pagal savo norą ir savo supratimą, savo temas, kuris labiausiai domina, gali praeinėti tas temas. Nereikia eiti vieną po kitos, taip kaip išdėstyta buvo vizualiai. Taip, tai turinį stengiamės be abejonės atnaujinti vis kuo dažniau. Praėjusį kartą tai darėme būtent praėjusių metų pabaigoje, kai su talentatorium pasirašinėjom sutartį ir be abejonės iš naujo peržiūrinėjom visą turinį, pavyzdžius ir panašiai. Tai tik artimiausių metų irgi bandysime padaryti, yra planų galbūt, bet vėlgi čia yra planai kitiem metam, galbūt įdėti ir naujų temų, kurios šiuo metu yra aktualios mūsų rinkoje, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto galbūt dalykai ir panašiai, bet šiam momentu dar to neturim, tik tai papildyti planuojame ateityje. Tai į tai žiūrime pakankamai rimtai į atnaujinimą ir į įdiegimą vis naujų dalykų. Tai, kaip matau, ar mokinys atlikęs mokymus turi likti aktyvių vartotojų? Ar jis gali būti deaktyvuotas su visa istorija, kol neatsiras naujas poreikis atlikti jam mokymus? Dariau, čia tu atsakyk.
Jo, čia man turbūt klausimas, tai gali tokia opcija būti, kad mokinys yra deaktyvuojamas, taip lyg tai sutaupant tą licenciją, bet iš vienos pusės atsiranda tada administratoriam papildomas darbas, kad reikia tada kažkokius uždaryti, žiūrėti, kada jie pabaigė, deaktyvuoti vartotojus, tada atėjo laikas juos aktyvuoti, jau jisai negaus automatinio priminimo ar nebeseks sistema jo sertifikato, kad vat, jau baigėsi. Tai teoriškai galima, praktiškai reiktų svarstyti, ar tai geras scenarius būtų. Na, naujų klausimų jau neturime, tai ir laikos jau truputėlį net užtrukome ilgiau negu planavome. Vėlgi tai rodo, kad tema buvo įdomi ir dominanti. Tai įrašų pasidalinsime, kas turėsite papildomų klausimų ar norėsite išsibandyti, lauksime paklausimų per partnerių tinklą arba tiesiai mum, ar tiesiai mūsų kolegom talentatorium. Taip, papildysiu, dar vienas klausimas, ta įvardinta mano kaina yra metinė. Metinės prenumeratos kaina vienam useriui taip vidutiniškai. Viskas, ne? Tai ačiū Jums labai visiems ir susimatysime sekančiuose mūsų webinaruose. Ir gražių Ačiū už dėmesį, likit saugus. Iki visiems.